Pirmas dalykas, kai pirmiausia atsirado poreikis, po to atsirado ir tos stotelės. Nes tiesiog buvo žmonės, kurie atvažiuoja pas mus kaip klientai, ar pirkti stotelį, ar ką, jie atvyksta su elektromobiliu, klausia, galima čia pasikrauti. Mes visą laiką duodam pasikrauti. Dabar pastatėm dar papildomą stotelę, ir būtent šitą greitai kuriamą stotelę, kur iš tikrųjų pravažiuojant visą Anvyką galima per 20 minučių pakrauti dar 100 km. Mes vykdam projektus kartu su KTU ir šita stotelė yra jos viduj, yra tikrai nemažai schemų, kurios yra įdarytos, KTU ir sakytos. Taipogi aš pats esu baigęs KTU ir visi mano kolegos esame baigę KTU. Labai artimi ryšiai. Aš norėčiau padovanoti ženklą šios stotelės, kad visi žinotų, jog dar viena stotelė Kaune. Gerbiami svečiai, mėly kolegos. Ačiū labai už viską, ačiū visiems, kurie nors truputį, daugiau, mažiau prisidėjo prie šito projekto. Tikrai šaunu. Lenkiu galvą, kad tokie dalykai darosi Lietuvoje. Lietuvai tokių dalykų reikia. Mums reikia naujų inovacijų, naujų technologijų. Mums reikia būtinai komercializuotas mokslinės idėjas, kurias mes iki šiol nesugebėdavom daryti. Mums reikia bendradarbiavimo su universitetu. Sakykime, tebūnie iš 5 projektų mes vieną įgyvendinam, jau yra labai gerai. O mums kaip universitetui tai irgi labai svarbu. Vien dėl to, kad strategiškai mes nusimatę, ne tik tą darnų vystymą nusimatę, bet nusimatę daug kitų svarbesnių dalykų, kaip inovacijos, technologijos, kur mūsų pagrindas, mūsų startupai jau turbūt žinot. Aš turiu šiemet tokią smulkę, bet malonę idėją ir nežinau, turbūt Vytautui patiks. Šiemet, ne bet kada, bet dar padaryti, kad KTU miestelis būtų be transporto, išskyrus dviračius ir elektromobilius. Aišku, čia man reikės paramos ir merų, ir visokių kitų vadovų, bet manau, kad tą padarysime. Žodžiu, dar kartą lenkiu galvą, ačiū visiems. Ir Vytautai, klestėkit ir komercializuokit bet kokią idėją, kokią jūs tik pagalbate. Ačiū labai. Nepabėkit, aš noriu dviračiu dar pavažiuoti. Čia iš visą kiemą turbūt, ar daugiau. Į gatvę važiuokit, nebėgų greičius, kuo daugiau važiuosi, to esi daugiau galės. To aš visada visiems sakau. Būkit klarūs ir jeigu tu turėsi degimą, dar prisidėk organizaciją, vadybą arba, kaip sakai, marketingas. Gerai, dėkui. Malonumas, ačiū.